kad nekreipiau dėmesio į kritiką, apkalbas, pasišaipymą. Ieškojau savęs, nes kitaip negalėjau. Tiesiog negaliu eiti į darbą sukandus dantis ir mirti jame kiekvieną dieną. Ateina laikas, kai reikia atsiskaityti prieš Dievą. Dabar aš nebijau tos dienos. Dabar galiu drąsiai pasitikti ją. Padėka visada pakelia žmogų nuo žemės, o padėka Dievui tai šventumo akimirka begalinėje erdvėje. Savo darbais nesiekiu stebinti pasaulį, savo darbais nuolat siekiu stebinti save, galvojantį. Tik tie darbai, kuriuos imamės su meilė ir dėkingumu Dievui, kad juos atsiuntė mums, yra verti dėmesio. Iš tikrųjų, šie darbai yra tik įrankis, kuris ir atskleidžia mums mūsų pačių grožį savo ir pasaulį. Atlikdami juos augame ir prieiname kitą lygmenį ir jau niekada nebegrįšim atgal į tą būseną, kurioje buvome prieš pradėdami darbą. Širdžių trokštančių išgirsti tą išmintį. Rašydama jaučiuosi tyra ir švari kaip krištolas, lengva kaip pūkas, spalvinga kaip vaivorykštė, laiminga kaip nuotaka. Klausydama Richardo Klaidermano atliekamą baladę Adelinai, to tyrumo ir jautrumo pakylėta, jaučiu kaip kylu aukštyn, lyg angelas, berdamas žemyn iš savo delnų pienės pūkelius, žodžius į knygą. Dalinasi savo patirtimi Monika. Esu laiminga, galėdama atsigerti iš tos pačios gilios išminties taurės Dievo rankose, iš kurios savo žodžius užrašė Gėrį, didieji, Sokratas, Seneka, Tolstojus, Emersonas, Diuma. Aš nežinau, pagal kokius kriterijus Dievas atsirenka, bet žinau, kad mano kasdieninė malda, kasdieniniai žodžiai Dievui buvo išgirsti. Dieve, išvalyk iš manęs visas dvasinės šiukšlės, puikybę, pasipūtimą, tuštybę, išdidumą. Aš noriu būti pilna tavo malonės, aš noriu būti pilna tavo meilės, tavo gerumo, tavo išminties. Dieve, leisk man būti tavo tarpininkė žemėje, kad per mane galėtum liudyti save. Siena nusidažo minčių spalvomis, taip gražiai kažkada kalbėjo Markas Aurelijus. O vėliau Mozartas savo kuriamą muziką įrodė, kad spalvas galima ne tik pamatyti, bet ir išgirsti. Visada, kai Monika klauso Mozarto kūrinių ir maudosi šioje spalvų ir garsų jūroje, piešia dangų, dažniausiai Monika regi mėlyną spalvą, krentant žemės ant mylimo žmogaus karsto, nuo praskrendančių pavasarį paukščių iki vienatvėje parimusios žilagalvės senutės prie langų, nuo laimės ašarų pritvinkusių motinos akių, išgirdus pirmąjį kūdikio klyksmą, iki įsižadėtų svajonių dėl sotaus gyvenimo. Kad ir kokie įvykiai vyktų aplink, kad ir kaip susipintų gyvenimas, rašytojas, rašantis širdimi, neturi užbaigti savo kūrinio liūdna nata. Jo kūrinys turi būti tarsi šauklys, kad ir kas bebūtų, rinkis gyvenimą. Taip pat šį vakarą kartu su mumis muzikuoja tarptautinių konkursų laureatė Inga Maknavičienė.
sėdėti ir klausyti, kai skaito ištraukas iš knygos, nei pačiai dabar kalbėti. Jums turbūt labai įdomu, kaip aš jaučiausi šį rytą atsikėlus, ryte atsibudus tokią ypatingą dieną mano gyvenime. Iš tikrųjų labai jaudinausi, naktį labai mažai miegojau. Tačiau kas mane nuramino? Mane nuramino prisiminus visus vietos, kai aš sėdėjau, rašiau, fotografavau, netikėtų. Ypač buvo mano paskutinė geriausia vieta, tai man, aš sėdėjau čia prie namų ir žiūrėjau, kaip labai stengiuosi saulėje. Tai šitas vietos, šitie miškai, kuriuos apėjau, mūsų Lietuvos nuostabus pajūris, visos šitos vietos man padėjo šį rytą nusiraminti. Ir aš visai neblogai visą dieną jaučiausi, tik tai dabar labai jaudinuosi. Taigi, iš tikrųjų, kaip ir kodėl gimė knyga, kaip ir kodėl aš pradėjau rašyti. Knygą rašiau lygiai 2 metus. Nors 10 metų žinojau, kad parašysiu knygą. Tiesiog buvo labai paprastas, aiškus žinojimas. Kaip mano dukra sako, mamytė, jau kai tu pasakai, aš žinau, man nebekyla jokių klausimų. Iš tikrųjų, tai yra mūsų vidinis balsas, kur aš knygoje labai dažnai kviečiu jį klausyti. Aš manau, kad aš atverčiau savo gyvenimą dėlionės į komentarį. Po to mano gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis, 18 metų kurta bendra veikla mano šeimoje tiesiog subiro. Ir aš manau, kad tada aš buvau ruošiama, per tos skaudžius išgyvenimus, aš buvau ruošiama. Po 10 metų iš tikrųjų, kai man gyvenime duris išsitrankinėjo vieną po kitos, matyt, taip turėjo būti. Vieną rytą, tas buvo prieš 2 metus, buvo rugpjūčio mėnuo, rugpjūčio vidurys. Aš atsibudau vieną rytą ir visą savo esybę aš žinojau jau laikas. Man kaip visada, kai ateina tas žinojimas, nekyla jokių klausimų. Su džiaugsmu aš įsnečiau savo dukrytę SMS, kur dabar gyvena Vienoje. Jinai pasveikino mane, nes nežinojo, kad mano žinojimas tai yra ne šiaip. Ta dieną aš nuėjau, nusipirkau storą sąskambį, nusipirkau rašiklį ir aš pradėjau rašyti. Iš tikrųjų, rašyti knygą yra ir didžiulė laimė, didžiulis malonumas ir kartu yra labai sunku. Šitos mintis, kurias skaitė gerbiama Virginija, iš tikrųjų visos tos mintis, jos yra užrašytos tikrai įvairioje meditacijoje, būnant gamtoje. Viena iš tokių minčių, aš iki paskutinės minutės nukėliau savo knygą. Nes aš nebuvau tikra, ar jinai man. Aš neatsimenu, kada tai parašyti. Nors mano širdis sako, kad tai yra mano mintis, iš tikrųjų aš jaučiu savo stilių, bet aš neatsimenu. Aš tiesiog neatsimenu. Tikiuosi, kad nors gyvenimas iš tikrųjų, aš keliavau tarsi per gyvenimo mėsmenę, buvo labai skaudžių įvykių mano gyvenime, tačiau visa ta patirtis, šiandien aš galiu pasakyti, nes savo tokią neigiamą frazę, neigiamą tokį šūkį, o kodėlgi ne? O kodėlgi ne? Kad rašyti 2 metus, išgyvenus nuo viso pasaulio knygą, tai yra iš tikrųjų labai sunku. Neturiu kažkokio finansavimo šaltinio, kuris mane galėtų finansuoti ir aš savo kažkur tai miškelį gyvenimą rašau. Man teko parduoti butą, kad parašyčiau knygą, kad ją išleisčiau. Čia yra ne tik širdis, bet ir mano mama. Bet aš esu laiminga, aš įgyvendinu savo gyvenimo svajonę. Aš atlikau savo misiją. Pradėsiu nuo žmonių, kurie visus tos 2 metus buvo arčiausiai manęs. Netgi tada, kai dukra buvo už 2000 kilometrų, ji visada buvo šalia. Šitiek žinučių, šitiek SMS, mamytė kaip tau sekasi, mamytė taip, man kas nors. Tiesa, būdavo tokių momentų, kad man mintis gimsta kažkur raštant prekybos centre ir aš neturiu užrašų. Tai aš greitai užrašau į savo telefoną ir jis nežinau, tai jinai būdavo pirmoji liudininkė šviežiai gimusių minčių. Tai vat pačią pirmą knygą užrašiau, pačią pirmą knygą aš padovanosiu savo dukrytei.
Mano sūnelis. Aš labai atsiprašau už tą mano frazę, kurią tu tiek daug kartų girdėjai. Liuk palauk, leisk užbaigti mintį. Tai gal tu čia pamatysi, kokios čia mamytės mintys visą laiką sustabdė. Savo knygą aš visą temą, taip galima pasakyti, padalinau į 3 dalis. Pirma, tai būtų sveikas gyvenimo būdas 20 metų, kurį aš gyvenu. Tiesiog dalinuosi savo patirtimi, tiek teorija, tiek praktika, tiek motivacija, kodėl tai yra svarbu, kodėl yra gerai štai gyventi. Kita dalis yra skaudus gyvenimo išbandymai, ką jie man davė, ko jie man išmokė, kaip padėjo augti viduje. Galbūt čia yra tokių dalykų, kuriuos jūs skaitydami pagalvosit, gal nekerštauja apie tai rašydama, kalbėdama, iš tikrųjų ne. Visi tie skaudus momentai, kurie beje šį mėnesį lygiai 7 metų mano gyvenimas subyrėjo, jeigu taip galima pasakyti, aš apie tai papasakoju tik tai knygoje. Nėra nė vieno žmogaus, su kuriuo aš apie tai dalinausi, net mano tėvai šitą nežinau. Tik mano vaikučiai, jie buvo šito gyvenimo liudytojai. Pati svarbiausia šis knygos dalis yra sielos išlaisvinimas. Tai iš tikrųjų visos tos fotografijos, jos atėjo mano gyvenimą tada, kada aš pajaučiau, kad viskas manyje jau visi pančiai yra sutraukyti. Tai žinokit, yra fantastika. Ir tos visos fotografijos, jos tiesiog yra mano siela išskrenda. Aš pamirštu, kad mane mokino mano fotografijos mokytojas, aš reguliuoju savo širdį ir aš skrendu. Šokis labiausiai išlaisvina sielą. Todėl šį vakarą jūs turbūt dar nežinote, nes aš tai sąmoningai slėpiau. Pasibaigus šitam renginiui, mes turėsime dar 2 valandų renginį, pratęsimą šio vakaro, šokio studijų svajonė. Tai aš kviečiu šokio studijų svajonę vadovą, mano tikrai mielą bičiulį, žmogų iš didžiosios raidės, gerbiamą Alvydą Skalą. Įlėkusi leidyklą, pasisveikinu, apžvelgiu visus ir prisėdo prie redaktorius, kuris šypsodamasis lėtai atidarė failą. Jūsų knyga atrodys taip. Net jeigu jums visai nepatiks knyga ir jūs tiesiog galite išmokti, tai labai puiku parašyti, labai panašu. Mano elektroninis paštas aldutėvakarė@iti.com, knygoje jūs taip pat rasite. Tai ačiū dar kartelį, kad atėjot man tokią brangią dieną, tokią svarbią gyvenime. Bus tiesa, dar ir turbūt labai įdomu, ar aš rašysiu toliau. Iš tikrųjų, aš jau pradėjau rašyti 2 knygą. Rugsėjo 15 dieną man visai netikėtai tiesiog atsibudus iš miego. Kas žinote, tai vadinama alfa būsena, arba kaip vadinama genijų būsena, aš ją vadinčiau. Tiesiog man atsibudus ir būnant toj būsenoje, aš gavau 2 knygos siužetą. Aš rugsėjo 15 pradėjau rašyti 2 knygą. Tačiau, kadangi visą mėnesį aš buvau labai užsiėmus, tiesiog dabar tam neturiu laiko, nes, kaip jūs girdėjote, turbūt Virginija priskaitė Dievo kūrybiniai energijai nereikia įkvėpimo, reikia tik būti pasiruošus. Bet tas pasiruošimas yra taip pat labai nelengvas. Žmogus gali pagalvoti, kaip paprasta ateina mintis ir užrašai, bet iš tikrųjų, kad jos ateitų, nuolat turi būti pasiruošus.
Aš labai atsiprašau savo draugų, su kuriais, na, aš negaliu pasimatyti labai dažnai, nes iš tikrųjų bendravimas labai išblaško mintis. Kartais būna, vat sūnus vasarą atostogavo, būna, kad aš visą savaitę būnu viena, aš tiesiog savaitę pratiriu. Kai jau pratrūksta kokiu nors eilėraščio savo knygos, kai jau nebesivaldau. Iš tikrųjų, tyla tai yra ta darbo zona menininkui, rašytojui ir mano pagrindinė darbo zona. Visą rudenį aš praleidau miškuose, kalbėjausi su grybais, kuriuos vesdavau, ten užrašiau savo mintis. Pabaigiau į pirmą knygą ir jau pradėjau į antrą. Tai va, kviečiu nuoširdžiai visus Ačiū labai. Aš labai tik truputėlį